Labadiena, kviečiame į tiesioginę Santaros klinikų Facebook transliaciją ir pavadinimas jos naujos galimybės cukrinio diabeto kontroliai. Cukrinis diabetas ir gyvenimas su juo reikalauja visapusiškos priežiūros, tiek tinkamos mitybos, fizinio aktyvumo ir šiuolaikinių technologijų pagalbos. Kaip šie veiksniai kartu padeda pacientams kontroliuoti ligą, užtikrinti geresnę sveikatą ir gyvenimo kokybę. Šiandien pokalbis su Santaros klinikų endokrinologijos centro vadove gydytoja endokrinologe docente Žydrūne Visockiene. Labadiena. Sveiki. Ir slaugytoja diabetologe Violeta Bičkauskienė. Labadiena. Labadiena. Daktare, pirmiausia klausimas jums, kad tiesiog pradėtume nuo cukrinio diabeto temos. Gal mes turime kažkokių naujienų? Arba kokia situacija dabar yra mūsų šalyje su sergančiųjų skaičiais? Kas keičiasi galbūt kaip tik tokia situacija yra stabili? Situacija nėra stabili ir kas yra nelabai gera žinia, kad ta situacija yra po truputėlį blogėjantį skaičių prasme. Mes turime didėjantį skaičių pacientų, kuriems nustatomas pirmą kartą antro tipo cukrinis diabetas arba pirmą kartą pirmo tipo cukrinis diabetas. Ir jeigu žiūrėtumėme į skaičius, tai 23 metų duomenimis mes turėjome 155 tūkstančius žmonių sergančių antro tipo cukriniu diabetu ir daugiau negu 9 tūkstančius sergančių pirmo tipo cukriniu diabetu. Ir lyginant pokytį, tai yra papildomi 10 tūkstančių antratipų ir papildomi maždaug 300 naujų pacientų susirgusių pirmo tipo cukriniu diabetu. Bet Lietuva nėra jokia išskirtinė šalis, lygiai tokios pačios tendencijos yra visame pasaulyje ir yra pripažinta. Pasaulinės diabeto federacijos skaičiai tą patį rodo, kad cukrinis diabetas yra viena iš tų lėtinių ligų, kuri turi didžiausią augimą ir prognozuojamas augimas ateičiai taip pat yra tikrai labai grėsmingas, priklauso nuo pasaulio šalies. Europoje iki 35 metų prognozuojamas augimas maždaug 13%, tuo tarpu Afrikos kai kuriuose šalyse iki 150%. Tai tikrai liga, apie kurią pamiršti negalim. Tokiam kontekste norėtųsi iš karto klausti dėl šių pacientų gydymo galimybių ir jų gyvenimo kokybės klausimo. Tai klausimas būtų toks, ar mūsų pacientams, kurie atvyksta pas jūs, kuriems yra konstatuojamos pirmo ar antro tipo lygos, cukrinio diabeto lygos, tai kaip sekasi užtikrinti jiems mūsų šiuolaikinį gydymą, kad ar prieinamos tos pasaulinės gairės, ką jūs ėmėtės iš pasaulinių kažkokių kongresų, tiesiog kokios tos rekomendacijos ir ar jos prieinamos mūsų pacientam? Tikrai taip, jos prieinamos mūsų pacientam ir mūsų gydytojai tikrai taiko visame pasaulyje rekomenduojamus gydymo metodus, yra sutarimai, yra tarptautiniai gidai. Tie tarptautiniai gidai yra kiek įmanoma pritaikomi ir Lietuvoje. Aš kalbu apie teisinį reguliavimą, nes vienas dalykas tai yra tai, ką rekomenduoja tarptautinės gairės, kitas dalykas yra tai, ką mes galime paskirti kaip kompensuojamus vaistus, nes nepaslaptis, kad cukrinis diabetas yra viso gyvenimo liga. Ir mes jos negalim dar kol kas išgydyti, bet galim padėti kontroliuoti situaciją, ar ne? Tai atskirčiau du diabeto tipus, tai yra vienas tipas, pirmo tipo cukrinis diabetas, ir čia jau reikėtų kalbėti apie prieinamumą įvairių insulinų. Tai Lietuvoje mes tikrai turime visus insulinus, kuriuos turime visame pasaulyje, čia jokio klausimo nėra, jie yra kompensuojami, ir technologijas. Technologijos tai yra jutikliai, insulino pompos diabetų sergantiesiam, tai mes turbūt apie tai plačiau pakalbėsim. O antro tipo diabetų sergantiesiam turime visą eilę medikamentų, kuriuos galime skirti, gydydami pacientus Lietuvoje, tiesa, su tam tikrais apribojimais dėl kompensavimo, bet mūsų kompensuojamų vaistų aprašas yra pakankamai geras ir jeigu mes jį išnaudotumėme tikrai visada, tai pacientai tikrai gali gauti savalaikį ir efektyvų gydymą, tiek kiek priklauso nuo gydytojų, tiek kiek mes žinom ir taikom visame pasaulyje rekomenduojamus gydymo metodus. Tai šitoj situacijoje aš sakyčiau, kad tikrai yra labai nebloga situacija. Mes negalim užtikrinti kai kurių vaistų prieinamumo,
Čia jau ne mūsų kompetencija, bet galimybė skirti ir kompensuoti jinai yra. Ir pakalbėjote, tarstelėjote apie technologijas. Tai dabar jau žiūriu į jūsų kolegę, į slaugytoją diabetologę Violetą Bičkauskienę. Ir klausimas jums apie galimybės technologijas taikyti cukrinio diabeto ligos kelyje. Iš tiesų, technologijos jos progresuoja įvairiais aspektais. Net ir tos pačios kapiliarinės gliukozės matavimo priemonės, jos tobulinamos ir naudojamos išmaniosios technologijos, kad galėtų pacientai dalintis duomenimis ir kuo informatyvesnė informacija talpintų tose domenuose. Ir viena iš tokių turbūt plačiausias galimybės teikiančių priemonių yra nuolatiniai gliukozės matavimo prietaisai, sistemos bei insulinų pompos, apie kurias mes dabar kalbam labiausiai apie hibridinės, kurios ne tik tai insulino tiekimą teikia taip, kaip nustatoma algoritmuose, bet ir yra sąsajos su tais pačiais nuolatiniais gliukozės matavimo prietaisais ir insulino tiekimą stabdo arba esant tam tikriem apsiskaičiavimam arba nenumatytom situacijom tiekia mikrobolusus insulino. Tai naudojimasis nuolatinių gliukozės matavimo sistemų iš tikrųjų labai praplečia kontrolės galimybės. Pacientai mato, kaip fizinis aktyvumas veikia jų glikemijas, kaip įvairūs stresoriai veikia jų glikemijas ir žinoma, kaip maistas veikia. Neretai tose situacijose tenka padėti suprasti tuos duomenys ir čia turbūt yra viena pagrindinių mūsų užduočių analizuoti, ne tik matuoti, ne tik įsisekti, bet ir daryti išvadas, kad diabetas būtų ne kliūtis jaustis gerai, mėgautis gyvenimu ir tikrai nepatirti jokių bent jau papildomų iššūkių. Mes čia neturime pademonstruoti tų sistemų, kaip jūs vadinate, tačiau internete, aišku, žmonės, tiem, kams reikalingas sužinoti, kaip jie atrodo, jie gali rasti visokiausių tų pavyzdžių tikriausiai. Man knieti sužinoti, kaip sekasi žmonės išmokyti ir nuvaryti tas baimės, kad čia jau yra technologija kažkokia, čia dabar bus įsekta į ranką, į žastą ar kažkur kitą vietą, tas jutiklis, tas sensorius, ar kaip ten jį pavadinsim. Tiesiog kaip sekasi išsklaidyti baimės, kad čia jūs išmoksit, kad jūs gebėsit, kad čia jums bus patogu. Tenka tokį darbą dirbti? Kasdien. Labai teisingas klausimas yra, kaip išvaryti baimės, ir čia turbūt nėra vieno atsakymo ir vienos kelionės. Tai kadangi mūsų darbo tikslas, pagrindinis, galutinis tikslas yra įgalinti žmogų, tai mes suprantam, jog tai yra procesas ir tas procesas vyksta labai skirtingų intensyvumu, skirtingais žingsniais. Tie žmonės, kurie yra jauni, jie jau savaime yra inovatyvūs. Jeigu tai yra liga jiems nauja, jie atrodo, įgalūs visą informaciją labai greitai perimti ir ją realizuoti. Ir jie neįsivaizduoja jau kitokio gyvenimo ir ligos kontrolės be šitų išmanių technologijų. Tuo tarpu žmonės, kurie daug metų gyveno be technologijų ir naudojosi tik tai kapiliarinės gliukozės matavimo priemonėmis ir insulino švirkštikliais, jiems priimti šitas technologijas nėra paprasta. Ir nesvarbu, koks tai amžius, tas mane kartais iš tikrųjų stebina, kad kartais ir jaunam žmogui nėra drąsu. Todėl apsistoti vien tik tai su informacijos pateikimu nepavyksta. Taip, kartais tenka sudaryti sąlygas, patikrinti tą priemonę,
dažnesniam kontakte, susitinkant ir analizuojant ir kalbant, kaip visa tai veikia jūsų gyvenimo kokybę šią savaitę, šį mėnesį. Ir tikrai tie žingsniai būna tik tai link technologijų. Be jokios abejonės yra žmonių, kurie negali naudoti, jie tikrai atsisako, pabandė ir atsisako, nes technologijų naudojimas jiems kelia papildomą įtampą. Dar labai trumpai, kokios tos technologijos? Štai paminėjome gliukozės kiekio kraujyje matavimą, tą sensorius, ar ne? Tada paminėjote insulino pompą. Tai tiesiog vienas yra gliukozės kiekiui matuoti, kitas jau reguliuoti, sušvirkščiant insuliną. Taip, tai ar mes dar galim praplėsti šitą technologijų spektrą, ar tai yra tie tokie pagrindiniai dalykai, kuriuos tenka naudoti pacientam? Aš gal tik tai patikslinsiu, kad yra kapiliarinės gliukozės matuoklis, tai yra kraujyje, ir sensorius jisai matuoja gliukozę tarp ląsteliniam skystyje. Tai taip, šitos dvi technologijos jūsų paminėtos yra pagrindinės, tik tai kartais jos yra naudojamos kaip dvi atskiros technologijos. Arba tik tai jutiklis, arba tik tai insulino pompa. Bet vis dažniau, ypatingai pirmo tipo diabetu sergančiųjų tarpe, šitos technologijos apjungiamos ir yra naudojamos kaip jau vieninga sistema, kuri naudojama ir stebėti gliukozę ir ta išmanioji technologija, naudodamasi gliukozės rodikliais, tiekia insuliną. Mes kaip kartais sakom, susikalba insulino pompa su jutikliu. Jeigu jutiklis sako, žiūrėk, gliukozės kiekis krenta, pompa sustabdo insulino tiekimą ir atvirkščiai. Gliukozės kiekis auga, sensorius sako, reikia daugiau insulino ir pompa tą padaro pati dėl to, kad turi algoritmus be paciento įsikišimo. Tai va tos hibridinės sistemos, jos iš tikrųjų ženkliai pagerina paciento gyvenimo kokybę. Ir aš dar noriu pridėti prie Violetos tą, ką jinai sakė ir ką mes tikrai matom, technologijų naudojime reikalinga žmogui nuolatinė parama. Tai slaugytoja diabetologė kas savaitę, kas mėnesį ir tiek, kiek reikia, bet kaip Violeta sako, tiesiog žingsnelis po žingsnelio tą žmogų mokina, suteikia užtikrintumą, kad bet kada galima paskambinti. Čia mūsų klinikoje taip, Violeta taip leidžia daryti. Ir pasitarti. Iš kitos pusės mes savo klinikoje turim labai gerą patirtį, kurią noriu irgi pasidalinti. Tai tie pacientai, kurie naudoja technologijas, jeigu jie yra gydomi mūsų skyriuje, pakliūva į skyrių ir mes matom, kad ar pirmą kartą užkabinom jutiklį, ar pompą pirmą kartą, ar net ir ne pirmą kartą. Jisai trumpai pabūna skyriuje, sutvarkom tokią ūminę būklę ir po to jisai išeina namo, bet mes visą laiką stengiamės jam paskirti sekantį vizitą į mūsų vadinamą technologijų kliniką, kur jis ateina po mėnesio, jeigu reikia ateina po 3, jeigu reikia ateina dar po 3, tol, kol mes esame tikri, kad žmogui viskas aišku, arba kad mes padarėme viską, ką galėjome padaryti šitame etape, kad žmogus įvaldytų tą technologiją ir pats galėtų priimti sprendimus. Tai manau, kad toks darbo modelis yra tikrai efektyvus, mes tą matom, mes tą patirtim tikrai galim jau šiandien pasidalinti. Žinoma, tai reikalauja žmogiškųjų resursų, žinoma, tai reikalauja mūsų laiko, bet tai be jokios abejonės labai naudinga pacientams. Kai visą laiką akcentuojame, kad ligoninė dirba tam, kad pacientui būtų gerai, ar ne? Tai čia toks pavyzdys tobulas, kad saugumo jausmas, kad žinai, kad bet kada gali pasitarti, iš tiesų jisai ligos kelyje yra labai svarbus. Kitas klausimas, tikrai nemenkiau svarbus yra kompensavimo šitų priemonių klausimas. Kaip, ar visiems kompensuojama, kas kompensuojama, ar yra kažkokių išlygų, kokia čia bendra tvarka turėtų būti? Tai mes galim pasidžiaugti, todėl kad jutiklių mes tikrai ilgai labai neturėjome Lietuvoje prieinamų, bet jie dabar jau kurį laiką yra kompensuojami visiems pirmo tipo diabetu sergantiesiems pacientams. Tai
labai labai gera žinia ir tikrai labai daug pacientų tuos jutiklius ir naudoja. Būna tokie žmonės, kurie tiesiog negali technologijų naudoti, kaip Violeta minėjo, nes tai sukelia stresą, yra toksai technologijų sukeltas stresas, distresas vadinamas. Tai bet vis tiek žino žmonės, kad galimybės yra. Kalbant apie pompų kompensavimą, tai Lietuvoje insulino pompos taip pat kompensuojamos pirmo tipo diabetu sergantiesiems, bet yra tam tikros kompensavimo sąlygos, jos yra nurodytos ministro įsakyme, kokiem pacientam mes galėtumėme skirti pompas be sustabdymo funkcijos, tas vadinamas nehibridinės sistemas, kam reikėtų skirti arba galėtų valstybė kompensuoti pompą su sustabdymo funkcija, tas yra reglamentuota. Dar svarbu atsiminti, kad sprendimas paskirti pompą yra atliekamas konsiliumo metu. Vadinasi, tai nėra vieno gydytojo sprendimas. Ir ko gero tikslas ir tai, ką mes matome ir stebim savo kasdieniniai praktikoje, tai yra tai, kad kai kada pacientai galbūt ne visada supranta, kad pompa pati savaime neišspręs klausimo. Reikalinga praeiti kelią, kad žinoti, kaip tą technologiją naudoti. Ką sako pasauliniai duomenys ir pasaulinė statistika, nes kitos šalys turi didelę patirtį. Pirmiausia yra jutiklis ir tikrai labai daugam su jutikliais pavyksta taip sukontroliuoti glikemiją, kad pompų net ir nereikia. Jeigu nepavyksta, tuomet yra pompos, vienokios ar kitokios, priklauso nuo šalies finansinių galimybių, kalbant apie kompensavimą, pas mus taip pat tas reglamentuota. Ir vėlgi turi būti paramos sistema, gydytojas, slaugytoja tiek, kiek reikia, kad įvaldyti tą technologiją ir gauti maksimaliai gerą kontrolę. Jeigu ir čia nepavyksta, va tada einame prie salelių transplantacijos, kasos transplantacijos, jeigu yra komplikacijos, tai reiškia yra pažingsninis kelias. Ir jeigu mes nepraėjom pirmo žingsnelio, tikėtis, kad efektingas bus antras, labai mažai, tokia tikimybė iš tikrųjų labai labai maža, tai kartais mums su pacientais reikia tikrai pakalbėti ir pasistengti įrodyti, kad mes suprantam, kad jums reikia, tarkim, insulino pompos ir tikrai jos reikia, neginčijam, bet darykim viską pažingsniui, kad jūs pats galėtumėt maksimaliai įsisavinti. Lieka tokia grupė pacientų, kuriems reikėtų tikrai jutiklių, bent jau tai yra antro tipo diabetu sergantieji naudojantys insuliną. Nes jie iš principo yra su intensyvia insulino terapija, bet neturi galimybės gauti kompensuojamus jutiklius. Yra labai jautri grupė pacientų, kurie yra vadinamieji antriniai cukriniai diabetai. Tai po kasos ligų arba po kasos operacijų. Tai nėra nei pirmas tipas, nei antras tipas, bet tie žmonės gydomi irgi intensyvia insulino terapija. Jų gliukozės kontrolė yra labai labili, labai sudėtinga susitvarkyti pacientams. Šalia mes turime dažnai ir virškinamos sistemos problemų, nėra kasos, nėra fermentų, medžiagų įsisavinimas kitoks, insulino poreikis variabilus. Ir šita grupė yra tokia užmiršta, sakyčiau, kalbant apie kompensavimą šitų technologijų. Tai akivaizdu, kad yra labai daug darbo dar, kurį mes turim padaryti, kalbėdamiesi su mūsų institucijom ir teikdami faktus tam, kad tų pacientų priežiūra pagerėtų. Paminėjote kasos salelių implantaciją. Tai čia irgi technologijų kontekste reikėtų trupučiuką daugiau išsamiau apie šitą procedūrą, operaciją ar implantaciją, kaip jau čia esame skaitę spaudoje, kaip ta procedūra buvo pavadinta, tiesiog kokie čia žingsniai padaryti per pastarąjį laiką. Tai yra procedūra, kuri vėlgi pagerina paciento gyvenimo kokybę ir gali sumažinti insulino poreikį. Atskirais atvejais, jeigu tai yra ne vieną kartą atliekama procedūra, jinai gali kažkuriam laikui net ir visai atpalaiduoti pacientą nuo insulino terapijos, bet šiaip tai mes Lietuvoje labai džiaugiuosi ir dar sykį priminsiu visiems, kad pirmą kartą padarėm Santaros klinikose šitą procedūrą, mūsų pacientas iki šiol pas mus lankosi, bet tikrai tam, kad jinai taptų prieinama ir reglamentuota, reikėjo nueiti ilgą kelią ir įteisinti tai teisės aktuose. Tai per šitą laikotarpį aš tikrai labai džiaugiuosi, kad dirbo labai daug žmonių tam, kad atsirastų dokumentas ir sveikatos apsaugos ministro
patvirtintas, kad ta procedūra galų gale yra reglamentuota teisiškai. Tai aš tikrai nesu pionierius ir nesu vadas šito viso proceso, bet tiesiog noriu pasidalinti tokia gera žinia, nes tai yra didžiulis nefrologų indėlis, didžiulis chirurgų, transplantologų, daug žmonių dirbo. Bet žingsnis į priekį padarytas, be abejo, yra visokie finansiniai dalykai, skaičiavimai ir taip toliau, bet tai yra viskas į priekį ir tai be abejo, kaip aš sakau pacientam, kiekvieną dieną atsiranda vis nauja galimybė, dėl to negalima nukabinti nosies, nes tikrai pagalba yra. Jin tikrai yra. Tai va, tai čia jau toks papildomas gydymo būdas, kada mes pritaikom technologijas, pritaikom viską, ką galim ir vis tiek nepavyksta. Dažniausiai nepavyksta dėl to, kad tie pacientai turi hipoglikemijos sunkes ir jų nejaučia. Tai yra viena iš indikacijų salelių implantacijai. Mes galim kalbėti plačiai ir apie kasos transplantaciją, kasos inksto komplekso, daug dalykų, bet čia jau turbūt atskira visiškai tema. Tiesiog noriu pasakyti, kad yra galimybės ir mes tas technologijas įsisaviname. Taip, dabar apie ligos komplikacijas ir pagalbą tiem pacientam arba tiesiog dėmesį atkreipti reikia kur sergantiesiems. Ir vieną iš klausimų pasižymėjau apie diabetinės pėdos priežiūrą. Žiūriu jau dabar į diabetologę Violetą Vičkauskienę ir noriu jūsų klausti, žinot, labai taip susiaurinau klausimą. Kaip sekasi kalbėti su vyrais šitam kontekste, diabetinės pėdos priežiūra vyrams? Kaip sekasi? Nes randu tokių duomenų, kad, reiškia, vyrai turi didesnę opų tikimybę dėl sutrikusios kraujotakos ir va čia tvarkytis atseit nėra labai paprasta, nes ir avalynę reikia tinkamą parinkti ir ten tos lydinčios kažkokios infekcijos. Tiesiog vyrų tematiką dabar panagrinėti. Iš tikrųjų, šioj situacijoje turbūt, kad logiška būtų pagalvoti, prisiminti, kaip bet kuris jaunas vyras rūpinasi savo pėdom ir kaip rūpinasi jauna moteris savo pėdom, kaip rūpinasi darbinga, savim pasitikinti moteris savo pėdom ir kokį dėmesį vyras skiria savo pėdom. Tai čia turbūt yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl ir sergant cukriniu diabetu pėdų problemų, opų rizika didesnė yra vyram. Manau, kad pirmiausia nėra įgūdžio rūpintis pėdomis. O tas įgūdis jisai visiems vienodai reikalingas ir jeigu pasakytų, ką reikia daryti su pėdom, tai jomis rūpintis. Tai reiškia jas liesti, jas masažuoti, jas įtrinti kremu. Tai vyrams šitam procese tiesiog psichologiškai yra sunkiau. Be jokios abejonės vyrų rizika didesnė ir dėl specifinių darbų gali būti. Nes avalynė yra sunkesnė, papildomų reikalavimų kelinti. Avalynė vyrui yra dažnesnis poreikis negu kad moteriai. Tai galbūt tokius daugiau akcentus užsidėčiau, bet kai pradedi kalbėti ir gryniniesi priežastis, kodėl kalbi šiuo klausimu, diskusijų ir priešiškumo nėra ir vyrų tarpe, tikrai ne. Tikrai neturėjau to omeny, o aš taip įsivaizduoju, kad bendraudami tarkim su jumis, su jūsų kolegėmis, tai iš tiesų tas būtinybė ta aiškiai matosi ir jiems tiesiog palengvinti būklę tokiom priemonėm, kokias jūs pasiūlot ir išvardijat, tai viskas čia suprantama. Daktare, jūsų norėjau klausti apie bendradarbiavimą su kitų specialybių gydytojais, būtent cukrinio diabeto gydymo kontekste. Paminėjote vieną vienintelį tokį faktelį, kad dirbant prie teisės akto
kasos salelių implantacijos, vyko toks tarpdisciplininis bendradarbiavimas ir bendra darbo grupė įvairių specialybių, tiesiog praplečiant šitą temą. Kaip sekasi, ką pacientas, kokie gydytojai pacientą, tai pavadinkim, pačiupinėja, kaip sakoma, kas su juo dirba. Tiesiog kasdienybėje ir kai atsitinka kažkokie tai konsiliumų poreikiai panašiai. Tai pacientas vienas tikrai nėra ir vienišas. Lygiai taip, kaip ir mes nedirbame vieni. Tai turbūt pradėkime nuo to, su kuo pacientas susiduria kiekvieną dieną arba kas yra jo pirmasis gydytojas. Tai yra šeimos gydytojas. Ir šeimos gydytojas, kalbant apie antro tipo cukriniu diabetu sergančiuosius pacientus, jisai yra tas esminis gydytojas, kuris turėtų įtarti, anksti diagnozuoti, nes pusė antro tipo diabetų sergančiųjų yra sergantys ir to nežino, tai didžiulė čia užduoti šeimos gydytojai. Ir paskui gydyti tą pacientą, kai yra neaišku, tarti su endokrinologu ir kitais specialistais. Jeigu kalbam apie antro tipo diabetų sergančiuosius, mes nekalbam apie diabetą kaip apie gliukozės apykaitos sutrikimo ligą, bet kalbame kaip apie metabolinę ligą. Ir čia labai plačiai, ypatingai paskutiniu metu, išsiplėtė bendradarbiavimas tiek su kardiologais, tiek su nefrologais, dabar ir gastroenterologais, dėl to, kad visiškai aišku, jog diabetu sergančiajam pacientui mes turim daugybę ligų ir komplikacijų. Tai yra viena. Antra, diabeto gydymui skirti vaistai turi teigiamą poveikį į širdies kraujagyslių sistemą, inkstų apsaugą, kepenų apsaugą, nes mes labai dažnai turime kepenų suriebėjimą, nes dažnai žmonės turi ir antsvorį. Taip, kad ta mūsų komanda iš tikrųjų yra labai labai plati. Ko nesinorėtų, tai nesinorėtų, kad kiekvienas matytų savo smulkų gabaliuką ir savo smulkų tarpelę, ar ne? Tai jeigu pacientas atkeliavo pas endokrinologą, tai viskas mums yra įdomu. Ir koks jo kraujospūdis, ir koks cholesterolis, ir kaip atrodo kepenys, ir kokie kepenų rodikliai, ir kokia kepenų fibrozės rizika, ir kokia inkstų funkcija. Ta prasme, kad mes labai plačiai žiūrime pacientą. Ir jeigu reikia, specialistams, mūsų kolegoms siunčiam konsultavimui. Toks bendradarbiavimas šeimos gydytojas, endokrinologas ir susijęs specialistai labai labai yra svarbus. Pirmo tipo diabeto atveju yra lygiai tas pats, tik tai galbūt laikas, kada tie specialistai įsijungia, yra šiek tiek kitoks ir šeimos gydytojo vaidmuo yra turbūt ne pats pagrindinis, vis tik tai kalbant apie diabeto kontrolę, apie insulino tipų parinkimą, insulino dozių parinkimą, mes suprantam, kad tai yra ir laiko reikalaujantis procesas, ir komandos reikalaujantis procesas, ir dėl to netgi ir reglamentuojama, ir šiaip visam pasaulyje taip yra, kad antras tipas yra cukrinio diabeto sergančių pacientų, yra daugiau šeimos gydytojų kompetencija ir tik tada, kai neaišku, keliauja pas endokrinologus, tie pacientai ar ne. Tuo tarpu pirmo tipo diabetu sergantieji, jie daugiau prižiūrimi ir endokrinologų su visa komanda, su technologijų naudojimu. Nors kita vertus, tai, kad pacientai naudoja technologijas, jie savo duomenimis gali dalinti su sveikatos priežiūros specialistais. Ir šeimos gydytojai, norėdami, jie gali analizuoti tuos duomenis, kuriuos analizuojame mes. Niekas to nedraudžia, jeigu pacientas sutinka. Klausimas, kiek šeimos, tarkim, gydytojai turi laiko ir turi komandos ir turi, neabejoju kompetencijos, bet specialių žinių, kad padėti tam pacientui tikrai, kokybiškai valdyti savo ligą. Tai komandos mūsų didelės ir mes džiaugiamės, kad jas turime. Mūsų laidos šio pokalbio įžangoje aš pasakiau, kad pacientai sergantys cukriniu diabetu reikalauja šitą ligą tokios visapusės priežiūros. Ir mityba svarbi, ir fizinis aktyvumas svarbus, ir technologijas jau pridėjome kaip tokį šio pokalbio akcentą pagrindinį. Tai tie kiti du faktoriai, ir fizinė veikla, ir svarba, ką valgai, kiek kartų ir kaip tą maistą renkiesi. Tai čia tiesiog irgi išplečia tą specialistų ratą ir šeimos
Šeimos daktarui čia jau irgi yra toks, na kaip sakyti, jo jau veiklos sfera, jo ir jo komandos, ar ne, kad tą pacientą edukuoti, kad ne tik tas insulinas čia yra svarbiausias dalykas, kad jį teisingai sureguliuoti, tiesa? Na taip, ir iš tiesų tai šeimos gydytojo komandoje net ir yra specialistai, kurie yra įvardyjami kaip sveikos gyvensenos specialistai. Ir jeigu mūsų pacientai pakliūva į tokią šeimos gydytojo komandą, kuri yra pilna, su savo sveikos gyvensenos specialistais, su savo kineziterapeutais, tai mes esam laimingi, nes jie ateina iki mūsų ir turi jau tikrai daug žinių. Tada jie pakliūva Violetai. Violeta juos mokina, aiškina viską ir apie tą, ką jūs kalbėjote, aš tikrai net negaliu čia kištis kompetencijos klausimais apie mitybą, kalbam apie fizinį aktyvumą, bet jeigu ir po mūsų konsultacijos, po Violetos konsultacijos matom, kad dar trūksta, mes visada galim ir dietologui pasiūsti, nes yra ne tik tai mitybos klausimai sergant diabetu, dažnai tai yra svorio problema. Ne tai, kad problema, bet klausimas, kaip su tuo tvarkytis. Jeigu pacientas rodo iniciatyvą ir nori apie tai kalbėti, mes turim ką pasiūlyti. Įsijungia dietologai. Labai tikrai taip. Ir vis dažniau atsiranda poreikis vis tik tai mūsų komandoje ir psichologo. O tikrai, taip. Tai čia turbūt kol kas dar yra tokia skaudžioji dalis mūsų tų pacientų, nes specialistų mums stinga, bendrai Lietuvoje kalbant, į ką tam žmogui kreiptis, nes vis žmonės tampa atviresni savo emocijom. Ir to emocinio krūvio, atlaikyti mums savo kabinetuose iš tikrųjų ne visada laiko užtenka, nes kad ir kaip norėtume, tai turėtų būti tęstinė pagalba. O žiūrėkit, kada labiausiai tos, jeigu jau dabar apie psichologą kalbam, kada jos labiausiai reikia? Ligos pradžioje, kada sužino tą diagnozę žmogus, ar čia tiesiog kartais būna, tiesiog nežinau, net kaip paklausti? Labai skirtingai. Kartais ligos pradžioje, kartais po pusės metų, todėl kad pradžioje žmogus rodo, demonstruoja save artimiesiems kaip labai stiprų. Ir tik tai po pusės metų susitikus ir paklausus, kaip tu jautiesi, pamatai, kad akyse pasirodo ašaros. Tai labai labai individualiai. O kartais pavargsta po 20 metų stažo. Pavargau nuo diabeto, pavargau nuo savo ligos, pavargau laikytis rekomendacijų. Ir mums kartais mes ir pasikalbam, kad kartais gal mes tikrai nuoširdžiai mokinam ir sakom, va taip ir anaip ir trečiaip reikia daryti ir gyventi. Bet pagalvojus, jeigu tą reikėtų daryti patiems, tai iš tiesų yra labai sunku žmogui. Ir iš kitos pusės yra įvairūs aspektai, ne tik tai liga pati turi didelį krūvį pacientų ir jam reikia pagalbos, bet kartais va ir tos pačios technologijos. Kodėl technologijos neveikia? Kodėl? Jos sukelia distresą. Ir galbūt nereikia sustabdyti technologijų naudojimą, bet čia reikia psichologo pagalbos. Ir kažkurį laiką, turint psichologo konsultacijas ir tą pagalbą, mes galėsim išspręsti metabolinius rodiklius. Ir ne veltui Violeta labai teisingą pastabą padarė dėl šio specialisto. Šiemet pasaulinė cukrinio diabeto diena turi temą pacientai sergantieji cukriniu diabetu ir jų gerovė, psichologinė gerovė. Ir ta tema yra ne tik tai šių metų, bet ateinančių 3 metų. Tai mes suprantam, kad mes turim daug, mes turim pacientam vaistus, insulinus, technologijas ir vis tiek nėra iki galo gerai. Vadinasi, yra vieta, į kurią reikia atkreipti dėmesį. Lietuvoje tai yra silpnoji vieta sveikatos priežiūros sistemoje. Ir mums labai trūksta, pacientam trūksta. Susitapatino. Gražus buvo. Taip yra, mes kasdien tą matom. Taip, tai galbūt jau dabar galime pereiti ir prie tos finalizuojančios mūsų pokalbio dalies, kuomet mes galim pakviesti paminėti sykiu tarptautinę diabeto dieną, kurią šią savaitę ir minime. Tai
Kaip švęsite, kaip minėsite? Mes švenčiame. Tai lapkričio 14 dieną, tai yra pasaulinė cukrinio diabeto diena ir ta proga mūsų Santaros klinikų endokrinologijos centro visas kolektyvas kartu su Vilniaus universitetu, kartu su Vilniaus endokrinologų draugija kviečia visus, nesvarbu, sergate, nesergate, pacientai, prijaučiantys draugai į naują medicinos mokslų centrą kaimynystei paminėti šią dieną. Ir mūsų renginys prasideda 15:30, durys atsidaro. Ką mes ten veiksim? Susitikę pasibūsim, pašnekėsim, padiskutuosim. Turime numatę keletą temų, 3 temas iš tikrųjų, į kurias norime įtraukti ir sergančiuosius diabetu, ir specialistus, ir trumpą informaciją pateikti tiek apie technologijas, tiek apie mitybą, tiek apie psichologinę gerovę ir tiesiog visiems kartu pabūti, pasišnekėti, pašvęsti. Turėsime svečių, kur mūsų draugai ir svečiai demonstruos tas pačias technologijas, bet šiandien neturim ką parodyti, ten turėsim ką parodyti ir jutiklius, ir pompas, ir parodysim technologijas, kurios leidžia prognozuoti diabetinės opos riziką. Kalbėjome apie diabetinę pėdą, bet mes galime prognozuoti, ar jinai bus ar nebus. Tai ateikite, bus labai įdomu, bus labai šilta, nes turbūt, kai kalbame apie įvairius tokius renginius, tai iš širdies į širdį. Turbūt tokia pagrindinė žinutė. Na ir kogi norėtumėte palinkėti mūsų visuomeniai, mūsų žmonėms, kolegoms galbūt tos dienos proga? Sau norit kažką palinkėti? Iš tikrųjų, turbūt visiems šią dieną labiausiai mintis sukasi apie dermę ir harmoniją. Tai labai norėtųsi linkėti harmonijos tarp poreikių ir galimybių, harmonijos tarp asmeninių tikslų ir artimo gerovės. Tai tegul būna ramybė mūsų gyvenime. Nuostabu. Ačiū Jums labai. Mūsų klausytojams priminsiu, jog šiandien kalbėjomės apie naujas galimybės cukrinio diabeto kontrolės metu, o mūsų pokalbio viešnios buvo Santaros klinikų endokrinologijos centro vadovė, gydytoja endokrinologė docentė Žydrūnė Visockienė ir slaugytoja diabetologė Violeta Bičkauskienė. Ačiū Jums, mielosios, ir su artėjančia švente. Ačiū labai.